Dėja antrąją baudą Stankus prameta. Ir skirtumas 11 taškų. Baigėsi antroji ketvirto kėlinio minutė. Šležas. Vileita. 8 sekundės atakai. Ir Dabkus priverstas baigti šias rungtynes. Jam užfiksuota 5 asmeninė pražanga. Šiandien Dabkus savo komandai pelnė 11 taškų. Povilas Šakinis aikštelė vietoje Dabkaus. Kuzminskas. Nėra. Šakinis su kamuoliu. Viskontas. Prasidėjo trečioji ketvirto kėlinio minutė. Viskontas. Leonavičius. Ir neštas kamuolys. Keitimas Šiaulių komandai. Vietoj Danusevičius aikštelėje Volkus. Šiauliečiai pradeda savo ataką. Šležas. Žalinas. Ir pražanga Stankui. Trečiąjį kartą prasižengė Nevėžio komandos kapitonas. Tai antroji Nevėžio komandinė pražanga. Mindaugas Kuzminskas pataiko iš toli. Dar labiau didinamas Šiaulių persvarą iki 14 taškų jau jinai išauga. Kuzminskas pelno savo 7 tašką. Lieka 7 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Šakinis labai jau netaikliai. Panašu, jog blėsta Nevėžio krepšininkų entuziazmas šiose rungtynėse. Žalinas, Prošilinski, prameta, Šakinis ima kamuolį. Pražanga Šležui. Gintaras Leonavičius prašo minutės pertraukėlės. 6 minutės ir 45 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. 64-50. Pirmauja Šiauliai. Šakinis, jo prasiveržimas ir pražanga Mindaugui Kuzminskui. Stumtelėjo Povilas Šakinį. 2 baudos metimai. Kuzminskas prasižengė 4 kartą. Povilas Šakinis jau yra metęs 12 taškų, kol kas daugiausiai iš visų Nevėžio krepšininkų. Pelno 13 tašką. Dar vienas metimas. Taip pat taiklus. Kol kas turnyro lentelėje Nevėžis turi 9 pergalės. Žaidė vienom rungtynėm daugiau. Šiauliečiai turi 8 pergalės. Žaidė vienomis rungtynėmis mažiau. Taigi, jeigu šiandien Šiauliai iškovojo pergalę, jie įsitvirtina trečioje turnyro lentelės vietoje, nustumdami į 4 Nevėžį. Vileita prasižengė 2 kartą. 2 baudos metimai skiriami iš Šiaulių krepšį. Benas Veikalas prie baudų metimo linijos. 6 minutės ir 17 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Veikalas mažina skirtumą iki 11 taškų. Pelnydamas 5 savo tašką. Ir 6 Veikalo taškas. Šiauliečių persvara mažėja iki 10. Gintaras Leonavičius prašo dar 1 minutės pertraukėlės. Kito kelio perduoti šiandien matyt nėra. Ir dėja prasižengė Viskontas. Vos nepavyko kelniečiams perimti kamuolio. Viskontas prasižengė 3 kartą. Tai 3 Nevėžio komandinė pražanga.
Kadžiulis, Maceina. Vileita. Klysta Vileita. Kamuolys pašakinį. Viskontas. Leonavičius. Šakinis. 3 taškai. Taigi, Nevėžis nuleidžia rankų ir mažina skirtumą iki 7 taškų. Kadžiulis. Ir Leonavičius. Stumteli Kadžiulį. Pirmąjį kartą pražengia Leonavičius. Tai 4. komandinė pražanga. Kadžiulis grąžins kamuolį žaidimą. Šležas. Kuzminskas. Kadžiulis, Maceina. Prameta Maceina. Šakinis ima kamuolį. Ir dar viena Nevėžio ataka. Šiek tiek daugiau negu 5 minutės. Leonavičius. Atmeta. Atgal. Veikalas. 3 taškai. Ir Antanas Reika ima minutės pertraukėlės. Taigi, Nevėžis laimė atkarpą 10-0 ir sumažina skirtumą nuo 14-4. Šiauliečių ataka. Šležas. Kuzminskas. Kadžiulis. Atakė dar 10 sekundžių. Šležas. Maceina. Lieka 2 sekundės. Maceino šūvis. Nėra. Veikalas ima kamuolį ir greita Nevėžio ataka. 3-1 Volkų. Atvik kraštą. Šakiniui. Deja, ne pats geriausias variantas, kurį pasirinko kėdainiečiai. Buvo galima dar labiau sumažinti skirtumą. Maceina. Šležas. Kadžiulis ir pražanga po Čiuipai. Du baudos metimai skiriami į Nevėžio krepšį. Kadžiulis prie baudų metimo linijos. Beje, šiauliečiai mes tik 5 baudos metimą šiose rungtynėse. Kadžiulis. Nėra. Dar vienas metimas. Pataiko šį kartą. Kadžiulis. Skirtumas didėja iki 5 taškų. 4 minutės ir 10 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Viskontas. Veikalas. Leonavičius. 10 sekundžių atakai. Šakinis. Dar vienas iššūvis. Dar 3 taškai. Skirtumas mažai iki 2 taškų. Šakinis pelno savo 20 tašką. 3:50 iki 4 kėlinio pabaigos. Ir dėja čia lygioj vietoj klysta Šakinis. Visiškai nereikalinga pražanga. Stumteli jisai Šležą ir pastarasis stos prie baudų metimo linijos. O Šakinis pražengia antrąjį kartą. Ir keitimas Šlių komandoje. Hananas keičia Kuzminską. 3:47 ir 2 taškų persvarą turi Šiauliai. Šležas prie baudų metimo linijos. Nedreba šiam krepšiniui ranka. Tai vienas iš geriausių LKL baudų metikų. Dar vienas metimas. Taip pat taiklus. 19 taškų Šležo sąskaitoje. Ir skirtumas padidėjo iki 4. Paulius Šakinis jau šiandien pataikė 4 tritaškius. Veikalas. Jo prasiveržimas. Šakinis dar kartą. Šį kartą dėja nėra. Šležas atkovoja kamuolį. Hananas.